Paspaudė ant šitą vidosiką, nes kažkas tau gilė pakščiot padaryta. Nesakys, kad čia tep turėjai būti, kad būtent tep įvyka ir tu pamatė tada, kada tu turėjo pamatyti, nes jau tu pats žinai, kad tep buvo. Man nereiktų pačiu tau kartuoti. Kiek dažna tu pabūni moment? Kiek dažna tu leidi sau būti čia ir dabar? Tiesiog nieką neteist, niekam nedėti jokių pavadinimų, niekam nedėti jokių vardų, specifinių kažkokių dalykų, kaip kažkas atrodo ir kaip tas vadinas. Tiesiog būti čia ir dabar. Ir leisti sau stebėti ton, ko tu stebi. Kad pasinkart ton padarė. Daug šansų, kad tas buvo labai seniai. Nes mes visi turėjom dalį savo, kad ir mumis išblaško. Kad mumis sugrąžien į senus mūsų standartus. Ten, kur mes pasąmoniškai pasirinkom, kad mes norim tep jaustis, tep galvoti ir daryti dalykus XYZ. Kad reikia kažkada gal pasitarnavo mums. Kažkada gal mums davė naudą, kad mes galėtumėm pritapti, kad mes galėtumėm išvies, kaip sakau, pritapti, ne? Ką konsu, kaip suprast, ko pritapti. Tai išmoka kalbą, išmoka žodžių specifinis, kad reiškia XYZ specifinius dalykus. Ir kad verti jausiais specifiškai. Ir tai dalyką labai nors sugrąžinti atgal. Labai nors sugrąžinti atgal į tą standartą, kur tu jauties komfortį. Kur tu jauties tep, kaip tavo būtent tas balsėlis vidotas ego tau sako, kad man ir labai gera, valgyk dar daugiau to saldumyną, vartok ton alkoholį, dirbk ton darbą, užsiimk tokį veiklą ir taip toliau. Ir tas ciklas tesas ir tesas ir tesas jis kartuojas. Tiesiog kartuojas. Ir žmonėms per visą gyvenimą, nei praeint tom patį ciklų. Pernauj. Они priprant prie tos skausmo. Они priprant prie tos bevilties. Они susitaiko su tą mintim, kad neįmanoma ir pakeisti to dalyką, kas dabar jiems vyksta. Ir taip nenumiršt. Visiškai nieką nepragyvenant, kas galėtų bent jau atsiremti žodį truputėlį pilnavertiškoms. O kas ir pilnavertiškoms? Koks ir tikslas? Kokia ir esmė pilnavertiškom gyvenim? Kas tas ir? Kas ir pilnavertiškas gyvenims? Pilnavertiškas gyvenims ir kiekvienam žmogui unikalus. O tas ir sekėm savo būtent širdies kažkokiem, sekėm savo aistros, sekėm savo dalykų, ko tu nori daryti, kas tau patinka, kas tau kel aistrą, kas būtent tavi vert atsikelti 5 rytą, kur nuėjai iki 2 miegoti, atsikelti 5 rytą, be žadintovo, kad tu teik jaudiniais dėl to dalykai, teik tu nori ton dalyką padaryti. Labai geras palyginimas. Pamintis laikus, kaip reikėdavo važiuoti kokį ekskursijį, tarkim, mane. Tu jau būni viskon susidėjęs, viskon pasiruošęs. Ir dabar tau beliek tiesiog atsigulti lovą ir pramiegoti ton naktį. Ir mes visi žinom, kad ta naktis būdavo pati ilgiausia. Nes tu gaudavo laukti. Praeitas laiks, tu turi bandą prisiversti miegoti, kad tiesiog atsikelti ko anksčiau, ko greičiau ir pradėti daryti ton dalyką, ko tu teik nori, tu teik užsidegęs esi dabar daryti, kas būdavo varyti ton ekskursijai kažkur. Lygiai taip pat, žmonės pamet ton dalyką savo gyvenimą, kaip užaug, kaip praein, kaip tai standartą, įsitikinimą, kad jau nepasitarnaujant žmonėms, kad jau galbūt nepasitarnaujant tau. Įsisavien, įsiamžint savi. Dar stipriau. Kaip koks akmuo, kad tiesiog atrodo nebegal perskelti. Taip stipriai sukietėti įsitikinimą, ir tu patiki, kad tas akmuo nikad nebus įmanoma perskelti. Ir tu eini per savo gyvenimą taip. Kartuoji tom patį ciklą.
kiekvienas tavo žingsnis, kiekvienas tavo pasirinkimas, kiekvienas tavo mintis, kiekvienas akių pajudinėms vien kraštą, kiet kraštą. Bet koks judesys, bet koks veiksmas, bet koks dalyks, tiesiog egzistencijai, būtent čia tau būnant, tai permet būtent į kietą paralelinę realybę, kur tu esi lygiai toks pat žmogus, gal skiras tau, kur akis dabar žiūri, gal skiras 3 atomo kažkokie kito ir kitos veitos, gal skiras kažkoks kietas ląstelis, kur dabar sunykusis arba sugėjus ir, bet tu taip pat atrodo, ir tu to nepastebi, nes tai įvyks taip greita, į taip aiškiai, į taip paprasta, į taip lengva, kad tu net negali pamatyti to skirtum tarp kas tu dabar prieš sekundį buvo ir kas dabar po sekundės esi. Mes keitimės milijardus kartų per sekundį. Ir kaip tu padarai kažkokį specifinį veiksmą, tu pasikeiti čia ir dabar. Pasikeiti tau galimas galimybės ateities, nes pasikeiti energijai. Ir taip pat, kadangi tu pasikeiti kaip žmogus, pasikeiti ir prisiminimai, ir įvykiai, ir praeitis, kurią būtent tu patyrei. Ir dabar čia ir toks paradoksas, kur kai tu pakeiti save, tu pakeiti savo praeitį, savo dabartį ir savo ateitį. Bet kai tu pakeiti savo praeitį, dabar sakysi, o tai palauk, jeigu aš pakeičiau savo praeitį, aš prisimenu, kas aš buvau tada taip toliau. O tai ir ne. O ir ne. Tu negali prisiminti, nes jeigu tavo praeitis pasikeitė, tu ir kitus prisiminimus turi. Kodėl aš tiek plečiuosi šitą metafizinis dėsnius? Aš noriu tau leis suprasti, kad visata, egzistencija ir pats tu esi daug daugiau, negu tu gali kad nors įsivaizduoti. Negu tu gali kad nors šios pagalvoti, kad taip mano mišės yra. Visata ir čia būtent su tavim visą laiką. Antai visą laiką palaik, antai visą laiką parem, bet kur tu dabar būsi savo gyvenime. Visata visą laiką tavi lydi. Tu įkvėpinan, tu iškvėpinan, ana yra arčiau negu tavo pulsas per tavo širdėjus. Ant visą laiką tai parem. Tu jausys blogą, visat matys, kaip tu jautys. Ir visat daus daugiau to pačiu. Nes visat nesak ne. Visat visą laiką sak jo, taip. Aš jaučiuos piktas, taip, duosim dar. Aš jaučiuos laimingas, taip, duosim dar. Ir tu visą laiką tai pasirenki. Absoliučiai viską. Absoliučiai viską savo gyvenime. Ir pats svarbiausias dalykas, ką aš tau noriu paminėti. Žinau, kad aš labai daug įsimėčiau. Žinau, kad daug žmonių gali nesuprasti, ką dabar aš ką tik papasakojau. Galbūt sakyti, kad čia kažkas nauja arba ką čia aš nusišneku ir taip toliau. Ir aš pilnai suprantu. Aš toks pats buvau. Aš toks pats buvau anksčiau. Bet gyvenimas mėgsta mums pabudinti ir parodyti mums dalykus juokingais būdais, kurie ir unikalūs kiekvienam žmogui ir kurie leid suprasti gilesnį suvokimą visatos. Ne tiesiog, kad matymą, bet suvokimą. Nes kiekvienas iš mūsų suvokiam visat skirtingai. Ir gali matyti taip pat, bet suvokti kitaip. Ir dabar, jeigu esi girdėjęs apie tą dalyką, daug dvasiškų žmonių sako, tu nužudyti turi savo ego. Tu neturi nužudyti savo ego. Tu jokių būdų neturi nužudyti savo ego. Tavo ego ir čia tau, kad padėtų patirti patirtį. Tavo ego ir reikalingas, kad tu kurtum procesą, kad tu kurtum laiko tėkmę, kad tu kurtum erdvę. Laiko tėkmę, erdvę ir patirti procesą. Be savo ego tu negalėtum tų dalykų padaryti. Bet mūsų ego, didžiai dalis mūsų, galvojom, kad ant ir mūsų pats didžiausias priešas, kaip ir aš anksčiau irgi galvojau, kad mano ego ir pats didžiausias priešas ir aš turiu nužudyti, aš turiu paslėpti, pakasti kažkur, kad ant negalėtų atsiskleisti, atgal grįžti pas mane ir aš galėčiau prabusti dar aukščiau ir taip toliau. Bet ne tai esmė. Mes esam žmonės, mes atėjom čia su skirtingom pamokom ir būtent tas žmogus, kas tu esi ir tas būtent tunelis, tos asmenybės tunelis, kurį tu praeisi vienaip ar antraip. Tu gali per tą tunelį skristi, per tą tunelį gali eiti atvirkščiai, gali eiti atbulom, gali plaukti, pamatyti 100 durų, netidaryti ne vienos ir vis tiek tu praeisi per tą tunelį. Tu esi tas, kas tu esi. Ir tu negali nužudyti savo ego, nes ego yra žmogiškumo dalis. Ego yra reikalingas, kad tu galėtum specifinius procesus praeiti savo gyvenime, turėti patirtį. Ego yra reikalingas, kad tu galėtum sukelti savo siurprizą. Nes vienintelė esmė pati pagrindinioji, kodėl mes būtent inkarnavomės į šitą asmenybę,
į šitą fizinę realybę, kad yra mūsų pačių sielos sąmonės iliuzija, simuliacija. Kai tu būni sielos būsena, kai tu būni, galim sakyti, namuos, kai tu nebūni inkarnacijoje, galim sakyti, tam momente, patirtyje tam momente, kai tu būni. Tu negali savo sukelti siurprizą. Tu negali mylėti taip, kaip žmogus myl. Tu negali padovanoti kažką. Tu negali patirti trilą. Tu negali pajusti specifinių dalykų, nes tu viską žinai. Tu viską turi, tu viską jauti. Praeitis, ateitis, dabartis, tu visą tą laiką tekmę matai, tu visą paralelines realybės matai vienu metu. Ir tiesiog gali pasirinkti stebėti, nes taip toliau. Bet kai tu būni čia, kai tu būni žmogus, kai tu būni patirianti kažkokią tai asmenybę, kad yra pat ir save ir yra pakankamai suvokianti, pakankamai jau protinga, galim sakyti, turint pakankamai būtent procesus smegenys, kad paimti, paklausiu, kas aš esu. Kaip tu gali mylėti kažką, jeigu tu žinai, kad tu prarasi tą meilę? Tu niekad nemylėsi taip, kaip tu nežinai, kas įvyks. Tu niekad negali sukelti kažkokį tai siurprizą savo, pažinti kažką naują, iš naujo, pažinti save iš naujo, patirti kažką iš naujo. Nors jis jau milijardą kartų tą patį patyręs. Bet būtent čia būnant žmogum, turint ego, tu duodi savo galimybę, tu duodi savo progresą, tu duodi savo galimybę patirti procesą, katras tau duos galimybę pamilti, katras duos tau galimybę pajusti, katras duos tau galimybę pajausti netektį, pajausti kažkokį tai laimėjimą, kur tu nesitikėjai, pajusti džiaugsmą, kur kažkadans pasibaigs, bet tu nežinai kada, dėl to tu esi laimingas. Jeigu tu žinotum kiekvieną dalyką, kaip kas įvyks, tu negalėtum patirti to procesą kaip tikrą. Tu negalėtum patirti šitas visas simuliacijas, šitą visą renderingą, šitas visas matriksas pilnavertiškai. Turi turėti kažką, ką tu esi padėjęs ant kirviaus. Ir tu turi riziką. Jeigu nėra rizikas, tai nėra tikrumą. Tai ir tiesiog, pasilinksminiams kažkoks. Pasidžiaugiams, pabuvėms kažkur, žinai. Bet tai ir visiškai kitaip. Tai ir visiškai kita. Būnant žmogum, būnant šitą asmenybę, turint ego, katras tarnauja tau, pasitarnauja tau, tada, kai tau reikia. O ne stumdo tau pasąmoninis programas, katras tu turi įsisavins per savo ilgą gyvenimo laiką. Tu pradedi matyti dalykus, tu pradedi džiaugtis dalykais, tu pradedi patirti dalykus, kur labai daug žmonių nepatir. Ir niekad galbūt nepatirs. Ką tau reikia padaryti? Tiesiog atverti savo širdį. Aš žinau, kad tu gali. Aš taip.